Šventojo rašto įkvėptumas ir tiesa. Krikščionės šventąjį raštą priima ir laiko Dievo žodžiu, nes tiki, kad jis yra Dievo šventosios dvasios įkvėptas. Įkvėpimas – tai Dievo reiškimas į Senojo testamento sandoroje ir pradinėje krikščionių bendrijoje. Jis įkvėpia per žmonės raštus, kurie liudija Dievo apsireiškimą istorijoje. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar, dienų pabaigoje, jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sukūrė pasaulius. Taigi, apreikštieji dalykai pateikiami šventojo rašto puslapiuose buvo užrašyti Dievo šventosios dvasios įkvėpimu, remdamasi apaštalų amžiaus tikėjimu. Tikėjimo bendrija laiko šventomis ir kanoninėmis ištisas Senojo testamento ir Naujojo testamento knygas, su visomis jų dalimis, kadangi jos surašytos šventosios dvasios įkvėpimu, o jų autorius yra Dievas. Šventosioms knygoms parašyti Dievas įkvėpia žmonės. Šventojo rašto knygos turi ir žmonės autorius. Susiduriame su dvigubo šventojo rašto autorystė. Dievo ir žmonių autorystės sąveikos paslaptimi. Dievas pasirinko žmonės, kurie, būdami įrankiais, naudojasi savo sugebėjimais bei jėgomis, kad Dievui veikiant juose ir per juos, kaip tikri autoriai užrašytų visą ir tik tai, ko jis norėjo. Dievas autorius įkvėpė šventąjį raštą ir išsakė savo širdį, apreikšdamas save bei savo užmojį žmogaus gyvenime, žmonijos istorijoje per žmonių autorių mąstyseną ir žodžius. Katalikų bendrijos šventojo rašto įkvėptumo samprata remiasi įrankio sąvoka. Žmogus autorius yra Dievo įrankis, kuris rašo Dievo įkvėptas. Jis nėra vien tik Dievo plunksna ar tik Dievo raštininkas, užrašantis įkvėptą turinį, bet įrankis su savita žmogiška asmenybė, kuri atpažįstama iš įkvėptojo rašinio. Per žmogų įrankį kartu asmenybę Dievo žodis buvo ne tik įraštintas, bet ir kultūrintas. Ypatingą Dievo įėjimo į šventojo rašto knygų rašymą liudija Senojo ir Naujojo testamento bendrijų savimonė ir tikėjimo kreitis. Laiške Timotiejui primenama: tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, Senojo testamento knygas, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas raštas, Senasis testamentas, yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Krikščionių savimonę apibendrina 2 Petro laiškas. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Šventajame rašte Dievas prakalbina žmogų žmonių būdu. Visas šventasis raštas yra Dievo dvasios įkvėptas, bet ne visas apreikštas. Apreikšta yra tiesa, kurios šventasis raštas tvirtai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos, kurią Dievas panoro pateikti šventosiose knygose mūsų išganimui. O vis dėlto krikščionių tikėjimas nėra knygos religija. Krikščionybė yra Dievo žodžio religija. Nerašyto ir nebylaus žodžio, bet įsikūnijusio ir gyvojo žodžio. Amžinasis, gyvojo Dievo žodis per šventąją dvasią turi atverti protą, kad šis įžvelgtų šventojo rašto tiesą.